Einam ant supynių. Iškrapščiau, kad nebėgtų į vandenį, ten į buzas, einam dabar ant supynių. Labas, mėlėjai. Sveiki atvykę naują video. Šiandien dabar bus update'as šią savaitę, kai man sekasi po nusiėmimo bato. Tai skauda man tą koją, bet skirtingose vietose pėda skauda, tai iš tikrųjų nėra ko tikėtis. 2 mėnesius pėda buvo visiškai be jokio krūvio, o dabar nusiėmiau ir vaikščioju toliau, sportuoju. Aišku, nebėgioju, nešokinėju, bet darausi pratimus. Buvau pas fizioterapeutę, kinesterapeutę yesterday, vakar, ir pasakė, kad tikrai neblogai viskas, sakė, labai gerai yra pratimas, kur reikia man, ką čia žiūri, keliu liesti sieną, kad nepakelti kūno, ir visai gerai, 10 cm nuo sienos, bet mano lankstesnė pėda apskritai, tai turbūt man reiktų biškai geriau dar pasistengti. Bet nieko iš tikrųjų. Skauda mažiau, bet skauda. Tai žiūrėsim, kaip bus ateinančią savaitę. Tikiuosi iki galo šito video, jau tos skausmo bus labai mažai. Ir iš tikrųjų žinau, kad ateis diena, kai visai nebebus skausmo ir bus pamirštas tas skausmelis. Nebent pradėjęs aš ten daryti kažkokius vikrintasius visokius. Bet reikia būti atsargiai ir žodžiu, ir paskui bus praeitį. Tik primins randelis, kad man kad yra tokia operacija buvusi ir detektoriai gal oro uoste. Mes pakeliui vėl stovyklauti. Dar vieną savaitgalį stovyklavimo, tai jau 3. Iš tikrųjų, dažnai pastovyklavom šiuo metu. Bet labai dėl to džiaugiamės, kad pavyko sutalpinti keletą tokių dienų, veiklų, nuotykių, nes tuoj beisbolo sezonas prasidės ir nors bus daugiau užimtesnis. Ir dar mėgojamės gerų oro, tai mes jau pakeliui į stovyklavietę ir susitiksim ten. Atvažiavom, susirašėm, papietavom ir dabar einam maudytis. Jau vaikai nekantrauja, jau labai nori eiti maudytis, pliuškentis, pamatė vandenį, Kaunas įbėgo prieš tai su savo batais. Moteris viena bandė išgelbėti, bet jisai movė tiesiai į vandenį savo batukais. Tai dabar palikau džiauti. Einam įsimaudyti. Žiema, nu ką jau pavasaris iš tikrųjų. Aišku, bus šalta, bet labai nori, man atrodo, tas mineralinis jūros vanduo, daug mineralų geras, gydys mano koją greičiau, nes vis dar skauda. Vis dar skauda. Išsimaudėm, dar turbūt eisim vandenį pabūti. Iš tikrųjų, vanduo yra gan vėsus, bet labai yra gera, atrodo. Jūroje aš tą koją laikau ir atrodo man įgyja.
Man irgi nosis biškį dabar jaučiu, biškį snargliuoja, sloguoju. Ir čiankis mūsų biškį pasloguoja, bet nieko, gal jūros vandenukas gerai pravalys viską. Tai va, mėgojamės gražių orų, Konoras atėjo pasivaikščioti, pasižiūrėti, kur jisai galėtų eiti pažvejoti, jisai gal dar pažvejoti, gal žuvies pagaus. Na, žodžiu, matysim. Čia toksai karavano parkas Tel Abadžo Gold Coast'e. Tai jis nėra toksai labai gamtiškas. Tiesiog, kad mes mėgosim lauke, palapinėje, bet čia labai toksai, nežinau, miesto nuošalėje yra toksai karavano parkas ir mes čia apsistojom šį kartą. Bet labai gražu, labai smagu, kad prie jūros galėjom atvažiuoti. Čia kad tai su mane? Vakarieniai fish and chips, grįžom, Konoras buvo nuvažiavęs nupirkti ir girdim kažkur ten muziką, tai gal koncertas, eisim, bandysim žiūrėti. O gal tiesiog šiaip kažkas muziką groja.